tai yra įvartis, kurį Lietuva, visuomenė ir vyriausybė kartu sudėjus įsimušė įvartį į savo vartus. Ir žaidime su Gazprom ir su Rusija. Daugiau pridurti čia nelabai yra ką, nes jeigu šalis atsisako net išsiaiškinti, kokių turtų slypi jos gelmėse, tai reiškia, kad šita šalis yra pasirengusi kapituliuoti bet kada ir bet kuriuo atveju pajutusi bent kiek didesnį spaudimą. Ir neįsivaizduoju, kokio neatsakingumo turi būti Seimo dauguma ir vyriausybė, kuri pasidavusi poros kaimų spaudimui palaidojo neapibrėžtam laikui Lietuvos galimybę ne tik su Gazprom ir Rusija kalbėtis kaip lygus su lygiu, bet ir apskritai galbūt turėti galimybę nebesikalbėti su partneriu, kuris yra visiškai nepatikimas.